Taip, bandysim apauksuoti šitą blečiukę. Anodai panaudojam telefono nugarėlę, nėržaveiką. Čia va 24 karatų auksas. Šitam buteliukiai ir bandom tada. Va, kalam šitą dalyką čionais, palauksim kambariaus temperatūros. O. Taip, šitas ir kad sušiltų. Na, jeigu lies, o taip mes bandysim šitaip kažkaip, kad nepaliestų. Gerai, biškį palaukiam. Jau nureguliuota 4,5 vartą tik įjungti. Tai visus pasimėrėme. Na va, čia. Ką žinau, galim bandyti jungti. Nu, tai paspausiu taip. Va. Aš nežinau, čia metalas tiek sidabras turėtų. Ar vyksta ta reakcija? Amperažas tik 0,910. Nu. Vyksta reakcija, vyksta, štai. Štai vyksta ir jinai turbūt jau po biškį geltonuoja. Aišku, mano bus dabar šitas krokodilas irgi bus. Čia galėjau tą užrašuoti, čia nepaliečiau. Gal ir nieko, čia pradėtų ir viskas. O, kaip gerai. O, to jau auksinė bus, matai? O, štai, kaip gražu. Tai tą žiedelį da pavarė. Nu, tai aš kišu, bet ir mano šitas įdomu, ar metalą paims ar ne. O, purtom, negalvojam. Ir štai sidabrinės bus auksinis, nu. Bet 99 praba, nu 24 karatai. Tai nebus, supranti, labai stipru, bet pakabukas gal nuo kūno neturėtų nusitrinti, o metalas. Štai kaip. O. Nu, neapgavo, reiškia. Čia iš visur supirkta aparatūra, kas iš Kinijos, kas iš eBayaus, iš kažkur čia atėjo. Bet reiškia, viskas vyksta. Nu va, tai viena galimybė, dar turim daugiau. Ne tik šitą kažkokį gaminiai, bet va ir auksavimas. Nu, nufilmuosim dar gal kai toliau. Dar mes pakišam nėržaveiką giliau, nerudinti plieną ir dabar dar reakcija vyksta. Man atrodo, kad dar daugiau. Nu, štai taip ir pauksuojam. Nu ir pamėgysim dabar tą daikčiuką parodyti, kaip jisai bendram vaizde atrodo. Pablizginus, pavalius, vienu žodžiu. Va, tokia reakcija. Dar vis vyksta biški. Tai filmuoju 3 minutės jau, bet tai dar ne. Kaip atrodytų, kad plėmas ant vidurio kažkas tai. Aha. Gal nepadengia taip jau visai vienodai. Bet tai pablizgysim, pažiūrėsim, kas čia gaunasi. Tai... Gal nuo to sidabro kažkas? Jo, visoks skirtingas sidabro rūšis ir kitaip dengia, matai. Gal ir taip, nežinau. Nu tai vat ir norėjau išbandyti. Šiaip turėjo uždažyti vienodai, nu, uždažyti. Paauksuoti, jo. Nu, pažiūrėsim. Nu, va taip gavosi. Štai, blizga, aišku, sunku kamerą perduotos, jokių plėmų, nieko neliko. Nusivalė su skuduriuku viskas, va. Ir auksinis berniukas dabar bus, va. Štai, taip.